Markus. Niekur jo nerandu. Pastrauk. Nežinau, mielasis, man čia kažkas neaišku. Mija lyg nesava, nesikalba nei su Filė, nei su manim. Visą laiką praleidžia su Marisa. Ar tau nekeista? Ką? Kas? Visai neklausai, ką tau sakau. Klausau. Susimačiau apie tai, kad tau tėvas skambino. O koks jo buvo balsas? Kaip kalbėjo, kaip tau pasirodė? Nepradėkim vėl apie jį kalbėti. Viskas gerai. Viskas gerai. Ar galiu tavęs paprašyti? Prašyk, mielasis. Šiandien neik pas jį, Bugerą. Nepradėk vėl. Apie tai jau kalbėjome. Man labai neramu. Tas skambutis labai keistas. Nu kas jeigu jis vėl nutrūks nuo grandinės, o tu būsi viena? Ką darysi? Viskas bus gerai. Kas čia tokio, kad jis skundžiasi? Aš jam daviau žodį. Prižadėjau padėti tvarkytis namuose, apsikuopti. Paprašiau laisvų pokyčių, bet taip ir nenuėjau. Palauk. Dabar labai daug egzaminų ir atsiskaitimų, o tau dar reikia skirti laiko, kad dirbtum savo tėvo namų šeimininkę. Atsipeikėk. Čia mano bėda. Pati susitvarkysiu. Neik. Bugerą. Neik. Nesikišk į mano reikalus. Atsiprašau, jeigu pertraukiau. Vika turi naujieną. Apie Lalą? Ne, apie Miją. Atsiprašau, Rokai. Gerai. Labai gerai. Ne lašas neištiško. Labai ačiū. Atsiprašau, nepykit mokytojau. Ieškojau jūsų. Norėjau kuo skubiau pasikalbėti su jumis. Skubiai. Atnešiu kitą puodelį. Ačiū. Ką skubaus norėjai pasakyti? Labai prašau, uždrauskite Viką išėti iš mokyklos. Keista. Paprastai prašau priešingai. Kas atsitiko? Jai paskambino tėvas ir pranešė, kad ji pareitų namo. Gerai. Ji pati manęs prašė, kad po pietų išleisčiau. Ne, nereikia jūs išleisti. Vikos tėvui pasimaišęs protas, visiškai pasimaišęs. Ką turi galvoj? Na gerai, pasakysiu ir viskas. Vikos tėvas agresyvus, jis girtuoklis. Ji nekartą iš namų grįžo primušta. Más de una vez llegó a la casa de la nuca y la mató a palos. Čia rimti dalykai. Būtent, todėl prašau, kad neišleistumėt Vikos. Kol dar nedaug. Tuoj pat jai uždrauskit išėti. Man vis tiek neaišku, kodėl ji nori eiti namo, jeigu žino, kad gali tai baigtis. Ji vargšelė tiki, kad jis pasikeis. Jis gavo darbą, gražiai šneka. Jeigu nesigydys, jis nepasikeis. Be daktarų ir psichologų pagalbos nieko nebus. Aš irgi taip sakau, bet ji manęs neklauso. Na gerai, pagalvosiu, kuo galiu padėti. Ačiū. Pasikalbėsiu su ja. Pirma pasikalbėsiu su Dunofu. Nunešk kavos, ačiū. Tau negalima